Sveiki visi. Taigi šiandien dažysim grindis, tada marginsim šiek tiek lėktuvą, iš jo darysim šiokį tokį margutį. Na, tada eisim prie dažymo. Taigi pradėjau lėktuvą gruntuot. Kas pastabesni Discord'e man jau iškart pasakė, kad padariau čia gan gerą klaidą per savo skubėjimą. Tai begruntuodamas modelį paėmiau ir nugruntavau kartu ir kabiną, kurie prieš tai reikėjo nudažyti kabinos vidinę spalvą. Nu, kaip kuriam lėktuvam kokia spalva priklauso. Aš tai nepadariau, paėmiau, nugruntavau visą lėktuvą juodai kartu ir su kabinos stiklais. Na, šitą klaidą aš po to ištaisiau, nuvalydamas stiklus ir nudažydamas juos atskirai. Ir pradėjau šiek tiek duot spalvų tonacijos visam lėktuvui. Taigi, tas marginimas sudaro po to šiokį tokį efektą, tų debesėlių paišymas. Atrodo, padaro dažą naudotą, išblūgus šiek tiek. Pats efektas jisai daromas ganėtinai paprastai, tai mes išvengiam sujungimų linijų panelių, dažom tik tais kažkokius tai plotus. Būna geras pasirinkimas tai visokius liukus ir panašiai padažyti atskirai, jos irgi išskirt tiksliau, o visą kitą pamargint, va taip, padebesiuot. Dabar šitas dalykas daromas keliais etapais, bent jau jisai veikia geriausiai keliais etapais. Tai mes pradžiai pamarginam vieną spalvą, visas panelės, tas plokštės, plotumas tokias visokias ir paliekam ne visai užpūstą, bet tokį, netolygų uždažymą. Ir tada, kai viskas nudžiūna, matom tą šiokį tokį savo vaizdą, pasiimam kitą spalvą, panašią į būsimą, bet kitą spalvą. Ir su ją taip pat irgi dar šiek tiek padebesiuojam, papaišom, pamarginam šitą margutį su aerografu. Aš naudoju 0,2 adatą, iš tikrųjų nelabai gal yra taip jau ir svarbu, tokiam plotui kokią adatą aš naudoju. Efektas tai gaunasi kaip ir toks pats, dažymas kiek nepasunkėja, nepalengvėja, bet toks kaip pavyzdys. Visą šitą, ką aš jums rodau, esu pagreitinęs 5 kartus, kad čia negaišt laiko, nes viskas yra pasikartojančiai ir aš nenoriu gaišinti jūsų laiko rodant tą patį per tą patį. Dabar čia ką matom, tai aš pradedu dažyti kitą spalvą, panašią, bet kitą spalvą. Jinai suteikia šiokį tokį tonacijos efektą, sakykim taip. Na, tada jau eisim prie daug dažymo. Pradėjau dažyti nuo dugno, nes dugno maskuoti tada nereikia. Visai yra visas vienos spalvos. Aš jį nudažiau taip pat lengvai sluoksniais, kad visas tas marginimas, kurį mes darėm, prisišviestų. Kai jisai prisišviečia, tada jis ir padaro tokį efektą kaip nuo to dažo. Jisai atrodo netolygus ir, nežinau, man atrodo tada gražiau lėktuvai, ypatingai Antrojo pasaulinio karo. Yra tų variantų, kaip tos dalykus daryti įvairių. Galima daryti atvirkštinį variantą. Galima pirmą nupiešti, taip sakant, tas sudūrimo vietas visas juodai, o visą kitą palikti, kokia yra spalva. Na, bet pasirinkau taip. Na ir perėjau tada jau prie viršaus, to viršų reikėjo maskuoti. Čia išganiau labai daug maskavimo juostos, teks pasipildyti, bet jos reikia. Su ją stengiausi atkurti tą parodytą vaizdą maskavimo kamufliažo to tokio. Šis kamufliažas yra aštrus. Buvo jų liktais ir tokių ne visai aštriai pereinančių, bet naudojant maskavimo juostą mes įgausim aštrų. Norint gauti jį neaštrų, reiktų naudoti gal kaip trafaretus tokius šiek tiek atkeltus nuo dažymo paviršiaus. Tada jie pasidebesuoja. Na ir galutinis variantas dugno yra maždaug toks, per nuotraukas atrodo tai šiek tiek kitaip, o viršus atrodo va taip.
kitas video bus gal netoks trumpas, perėsim prie sendinimo. Iki.